Virgis žino vieną Rimo eilėraštį. Sako, aš galiu jį pasakyti atmintinai. Nu, Virgutė, prašau. Mes gyvenom prie... Ne šitas. Naktis pasiklydę garsai ir plaštakės, įspalvotus žibintus beviltiškai plakės, jau medžiai liūdėjo ir rudenį dvelkė, o veltui Šopeną man skambinai veltui, ta marių muša, kuri būna rugpjūtį, mes ošiamėje, mūsų artino liūtys, tuščia palapinė pakrantėj vėjuotoj, ar muša tą atmenį aušrą ir juoką, įspalvotą krantą, rytą sudužusį, kaip triumfą laukinį purpurą burių. Nu, fantastika, Virgi, fantastika. Čia. Nu, Rimai, o tai įdomu, kaip tu prisimeni tą eilėraštį? Nu, su Rimu buvom Palangoj prie tilto, ten buvo Neptūno stiklo tas užeiga. Toks televizorius, kaip sakydavo. Televizorius, vyno buteliukas ir ant tiesos laikraščio pakraščio Rimas parašė. Tiesiog tau akyse. Mano akyse. Nu, ten turėjo būti susitikimas, kuris neįvyko, tai gavosi ten tokia situacija. Mes zuikiais pašto vagone iš Vilniaus atvykome į Klaipėdą, iš Klaipėdos tranzu į Palangą. Tai būdavo toksai, jis turėjo draugą, kuris dirbo geležinkelį ir mus vietoj banderolių į pašto vagoną. 1972 metai, hipių laikai, 2 mėnesiai po Kalantos laidotuvių, Palanga, šachmatinė, nu ta, kur buvo, kaip pamenat, prie tilto. Akmenų jau rinktis nevalia, nes ten milicija visus vaiko ir gaudo. 11 val. Ryto. Šmitas, Vidukas, Dzilbus, Romėnas aptarinėja vakar matytą epizodą, kai milicija primušė džiazmeną perkusininką Tarasovą, kuris ramiai su pana ėjo Palangos gatve ir tai įvyko tik dėl to, kad buvo užsiauginęs ilgus plaukus. Nu ir staiga pamatom atskuba Rimas, kažkoks labai susijaudinęs ir galvojam, kas čia jam taip nebūdinga tokia būsena, prisėdė prie mūsų staliuko, basas kojas paslėpė po kėdę, nes neapsiavusių čia neaptarnauja, taip jau perspėjo mus ta padavėja. Ir kaip įprasta paprašo, vyrukai, suimprovizuokit man 20 kapeikų kavai. Nu gerai, čia viskas įprasta, aišku, mes stengiamės išklausti, kas čia atsitiko jam. Rimas išrėkė, ar jūs įsivaizduojate, šią naktį intelektualūs vandalai nukniso mano Dantės tomelius. Nu, kad būtų aiškiau, jo nakties guolis buvo kažkur tarp Palangos ir Šventosios, apleistame klojime. Bet kad kartu jam pavogė ir dar ir visą jo turtą, krepšį su būtiniausiais kukliais daikteliais, ten megztinį ir 2 rublius, jis net neužsiminė, kas paaiškėjo gerokai vėliau. Rimas neteko dvasinio peno, vot kur bėda, ir Dantės tomelio rinkinio, kuris tada studijavo ir tai varė į neviltį. Tai tokie prisiminimai, epizodėlis vienas iš tų, kurių mes patyrėm su Rimu bendraudami begalę. Aš iš tos kartos. Ir aš dabar žiūriu į tą pusę ir labai dažnai būtent sutikdavau jį einant tą trikampės buvusios aikštės kraštinę ir neretai su keliais pasiekėjais. Ir dažniausiai tai būdavo jo mokyklos mokiniai ir vieną kartą aš prasilenkiau ir išgirdau tokią frazę: skaitykit, skaitykit, skaitykit. Vaikai, Šekspyrą jūs skaitykit. Dabar teko dar kalbėti tokią frazę išlikusi, išėjęs jisai iš KGB rūmų ir sakau, nu tai ką sakė, sakė, užsiimk tu kažkuo, sako, rimtesniu. Nu ko tu, sako, čia vis, aš turiu tave kviesti. Tai vienu žodžiu, jis tuos žmonės, aš nežinau tiksliai, kas jį tardė, bet jis nejautė nepykantos. Ir jis tiesiog darė savo. Teko su juo ir Kaune, jis pas mane pasisvečiuodavo, tai
mes tokius diskusijas vesdavom taip iki 4 ryto filosofiniam temam ir kitokiam. Net aš pagalvoju, tokie dar jaunuoliai buvom, bet kad užsimodavom tokiam temam, kad net tokiem keistų, net ir dabar pažiūrėsi, išlaiko atstumą. Tai jaugi sakė, kad ir jis buvo toks pralenkęs gerokai laiką, kaip suprantu, tą laiką buvo pralenkęs ir jūs tuo metu, diskutuodami su juo. Nu, buvo mūsų Lietuvių draugija tokia, kurie visi, kurie užsiminėdavo su muzika, su roku, Deep Purple, Led Zeppelin, šitie dalykai mus labai suvesdavo ir mes už tai buvom truputėlį kitokį. Ar tai ir buvo protesto ir laisvės troškimas ir ėjimas link jos per tokią meninę formą? Aš manau, kad taip, gal toks daugiau backgroundinis, todėl kad tai nebuvo atvira konfrontacija su valdžia, bet mūsų į mus žiūrėjo kreivai. Būdavo tokia atveju, kad ir Alytaus kultūrkėje vadinamoje buvo koncertas, sakykime, Gintarėlė atvažiuoja iš Kauno. Čia ir Sigis Kizila, ir Burokas, ir dar kažkiek bros buvo daug, aš jau neprisimenu. Jie įteikė tokį gražų metalinį ženklą. Ir po to milicija juos čia padaužė ir išlaikė ir paskui kitą dieną į KGB pasikviečia. Nu, tokie dalykai. Nu, tai vat, jeigu laikykim, kad tai buvo pasipriešinimas, tai laikykim, kad taip. Tai iš tikrųjų buvo pasipriešinimas, nes ten ir pradėdavo gimti tikras pasipriešinimas, nes atvira kova, tu visada žinojai, kad iš karto pralaimėsi. Toj sistemoje, irgi ne taip. Taip, niekas, kaip sakant, į dilgerės neidavo, nes patys supratom, kuo tai gali baigtis. Tačiau toks, pogrindinis žaidimas, aš taip atsakyčiau, pogrindinis žaidimas buvo su valdžia ir jie mus irgi, taip sakau, už tas plokštelės, kai būdavo tokiu atveju, kai tau atsiunčia iš Amerikos giminės plokštelės, tai tau sukeičia, viršelius nuima, čia matai tau negalima, todėl kad čia uždraustas tai įstatymų, ten traleliavo tokie dalykėliai. Nu, būdavo iš mūsų vis kiekvienu momentu stengdavosi pasityčio, tai jūs, kaip sakant, koją pakišti ten, kur gal ir lygioje vietoje, nu, būdavo visokių tokių negražių dalykų. Aš noriu pasakyti, kad laisvė tai iš tikrųjų kainuoja ir labai didelę kainą. Mes ir dabar matom, ką reiškia laisvė, kiek žūsta žmonių už ją. Bet kaip jūs manot, ar štai Rimo Buroko, jūsų karta, paliko tai, ką šiandienos jaunas žmogus suprastų, kad laisvė vis tik irgi yra neduotybė ir tavo gebėjimas, tavo galėjimas, galimybė kurti ir būti tokiam, koks tu nori būti, koks tu esi, tai irgi tam tikras palikimas. Nu, aš manau, taip, bet jaunoji karta, gal ta, kuri negyveno, tarkim, sovietmetį, tai jiems jau jie išeina iš karto į mūsų dabartinį lygį, supratimą ir jiems kaip ir tokie dalykai gal ir nekyla taip jau skaudžiai. O mūsų vyresnės kartos žmonėms, tai aš manau, tie dalykai ypač įsiriškino, nes mes dviejose kontrastingose santvarkose gyvenam ir tą pajutom savo kailiu, todėl galim lyginti ir suprasti, kas yra laisvė ir ar ją branginti reikia, ar žiūrėti pro pirštus. O tai yra tokie skirtumai. Ačiū Jums.